visus matyti. Be abejo, suprantam, dėl oro ir dėl kitų priežasčių, kai kurie gal ir pabijojo atvažiuoti. Tačiau turim renginį pradėti ir renginį atidaryti ir sveikinimo žodį tarti kviečiu Lietuvos Vaistininkų sąjungos pirmininkę Liubov Kavaliauskienę. Labą dieną visiems. Labai sveikinu visus atvykusius. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šie metai yra labai derlingi ir mūsų yra kaip niekad daug. Ar lyja, ar sninga, kartą per metus turime susirinkti visi kartu. Turime pabūti drauge. Čia susirenka 400 vaistininkų, kad jie būna kartu mokosi, kelia savo kvalifikaciją, ką mes šiandien ir darysim. Ir kad jie kartu siekia savo bendro tikslo. Už tai labai kviečiu būti aktyviais, atvažiuoti bent kartą per metus į mūsų organizuojamus renginius ir būti drauge. Linkiu jums gražios, sklandžios dienos ir skelbiu renginį atidarytą. Ačiū. Aktorius iš tikrųjų labai džiaugiasi turėdamas galimybę dalyvauti šitame renginyje, kuris tikrai svarbus kiekvienam Lietuvos vaistininkui. Na, tai puikia proga iš tikrųjų pristatyti save, geriau pažinti jūs, nuoširdžiai pabendrauti. Sveikinu visus čia susirinkusius, tikiuosi, kad neliūdė dėl to oro keisto tokio, bet sako, kad jisai greitai po paskaitų pasikeičia. Praeitą kartą tai buvo prieš metus, apytiksliai, irgi skaičiau tokią paskaitą, čia jeigu ją taip galima pavadinti, apie generinius vaistus ir apie biologinį prieinamumą ir bioekvivalentiškumo tyrimus. Tai viso to esmė yra, kad nuolat iškyla klausimas. Iš tikrųjų, ir tas pasitvirtino ir pernai metais. Lygiai po paskaitos nuėjau 100 metrų ir vienas kolega vyresnis pasivijo ir sako, klausyk rimtai, tu taip galvoji, kad taip ir yra, tie generiniai yra tokie patys ir viskas, nu, ką darysi. Sakau taip, po pernykštės paskaitos pradėjau galvoti, kad yra truputį gal per siaurai, nes problema iš tikrųjų yra šiek tiek platesnė. Pradėkime nuo to, šiaip, ką mes norim žinoti apie vaistus ir kas lemia kažkokį pasitikėjimą tais vaistais. Ką, dabar kviečiame visus pietum. Labai tikimės, kad visos komandos jau susirinkusios. Ar jau turit visus savo narius? Ar pasiruošę? Tai skelbiam orientacinių varžybų pradžią. Už 15 minučių visi, kas esate užsiregistravę į jogą, einate į jogos vietą, tai bus prie ežero. Ir visi, kas užsiregistravote į tinklinį, taipogi einate į tinklinį. Visi organizatoriai jūsų laukia. Ir dėmesio, dėmesio, dėmesio visiems futbolo mylėtojams. Važiuoti namo nereikia, nes yra sudarytos sąlygos jums žiūrėti futbolo čempionatą. Tai bus po 9 valandos, skelbsim visų rungtynių, varžybų, žaidimų rezultatus.
kasmet įgauna vis didesnį pagreitį, vis didesnį mastą ir tai yra visų jūsų dalyvių organizatorių dėka.